Alytaus miesto centre, Rotušės aikštėje šiandien įrengta čiuožykla. Mažiesiems alytiškiams galbūt galės pasinaudoti šiomis pramogomis ir didieji alytiškiai. Ir apie tai mes kalbiname bendrovės Dzūkijos vandenys vieno iš departamentų vadovą Giedrių Čereškevičių. Gerbiamas Giedrių, ir sakykite, kam ir kaipgi kilo idėja Rotušės aikštėje įrengti čiuožyklą? Tai iš tikrųjų idėja kilo iš šito pastato, iš savivaldybės. Mes apie tą čiuožyklą dar prieš šventes kalbėjome su jais. Jie tiesiog pasiteiravo, galėtumėm mes ar negalėtumėm kažkaip realizuoti tą idėją, kažkokį konstrukciją sugalvoti ir panašiai. Tai tokia konstrukcija nebrangia, greitai surinkama, mes šitaip sugalvojom, pasiūlėm, jiems tiko. Tai prieš šventis, aišku, tie orai buvo tokie nelabai palankūs, tai tiesiog buvo atsisakyta tos minties. Dabar vėl, kaip sakant, pašalo, šaltukas, dėkingas oras, tai sako, gal galit, sakom, galim. Tai iš tikrųjų keletą valandų, nesudėtinga konstrukcija ir štai, kaip sakant, čiuožykla, dar kol kas ne čiuožykla, dar šiek tiek baseinas, bet jeigu neigiama temperatūra bus per naktį, tai aš tikiuosi, kad rytoj jau bus galima čiuožinėti. Tikrai būkite atsargus, laikykitės saugos priemonių. Tėveliai, mamytės, vienų vaikų nepalikite, prižiūrėkite, nes tai yra, sakyti, ir žiemos malonumas, bet tuo pačiu tai yra ir, kaip sakyti, tokia galimybė paslysti, susižeisti, tai tiesiog būkite atsargus, kad visi sėkmingai pačiuožinėtumėt ir sveiki grįžtumėt namo. Dabar mes matom už mūsų nupuošę eglutę ir ten tos dekoracijos už mūsų taip pat yra Dzūkijos vandenų, vėlgi gertuvės mokyklose, viešosiose erdvėse, jaunimo parke, atsigaivinti vasarą, toks kaip skėtis. Žodžiu, jūs ten kupini įvairiausių idėjų. Turim pas save tikrai nagingų žmonių, kurie, kaip sakant, savo tą nagingumą tikrai pritaiko įvairiuose projektuose ar kažkokiose idėjose. Tai tikrai su savivaldybė pasiderinam, kad nebūtų kažkoksai siurprizas, kažkoks šašas ar kažkokie dalykai, kurie, sakykime, netiktų, koks poreikis yra iš miestiečių. Tai kažką, ką galim, tiesiog padarom, pakonstruojam, jeigu tinka, patinka, tai mes tikrai džiaugiamės, kad galim prisidėti. Tai nėra didelė čiuožykla, tai yra tokia 5 metrai ant 10, 50 kvadratų, tai labiau skirta mažiesiems čiuožėjams, gal net labai nereikėtų įsismaginti su pačiūžomis, labiau gal tiesiog su ta avalyne žieminė, su kuria esame, nes tikrai nėra kur per daug įsibėgėti. O kodėl būtent tokio dydžio? Tiesiog čia mes taip apsitarėme su savivaldybės atstovais, kad nedaryti didelės, nes tie orai mažai prognozuojami. Jeigu didelę daryti, tai iš tikrųjų reikėtų jau daryti ir turėklus, nes tada ir didiesiems čiuožėjams jau būtų erdvė, norėtų su pačiūžomis čiuožti, o su pačiūžomis, kaip žinia, ir greičiai kiti, reikia ir į kur atsiremti, kad būtų saugu. Tai tiesiog padarėm tokią aptarę nedidelę pradžiai, pabandymui. Pirmas blynas. Pirmas blynas. Tai... Supratau, ar daug investicijų reikia tokiai čiuožyklai Rotušės aikštėje? Iš tikrųjų, keletas kubų vandens, 3 gal kubai, man atrodo, vandens, medinė konstrukcija ir plėvelės, apsauginės juostos, tai čia yra tikrai labai nedidelė kaina ir mes čia užtrukome ryte, čia atvykome, man rodos, 8 valandą ir jau 11 valandą čia buvo viskas sumontuota.